Jie bus apsistoję dabar keletą mėnesių parapijose, įvairios parapijos mūsų vyskupijoje yra apsiėmę jų globą ir lankys, padės jiems integruotis, susipažinti. Taip pat Caritas padės ir su kalbos mokymu, su integracija kultūros. Kol kas kursai bus lietuvių kalbos 2 kartus per savaitę, istorijos pažinimo 1 kartą per savaitę, bendradarbiausime kartu su parapijomis, organizuosime jų užimtumą, palydėjimą į šeimas, į Bernardinų sodą, turėsime bendras mišias, bendras toks užimtumas, tiesiog keletą dienų duosime šeimom atsipūsti ir antradienį turėsime bendrą susitikimą. Vienas buvęs istorijos mokytojas, muzikantas, aktorius ir 2 vyrai dirbo statybose, moteris namuose, viena mergina sporto kultūros departamente. Vaikai toliau tęs savo mokslus, keletą merginų yra baigusios profesinės mokyklas, keletą žmonių aukštą išsilavinimą, diplomus bandysime versti į lietuvių kalbą. Nuotaikos labai buvo įdomios susitinkant oro uoste Ankaroje, nes iš tikrųjų žmonės kiekvienas žinojo, kad gali pasiimti po 1 lagaminą iki 30 kg ir pasimti po 1 rankinį. Ir aišku, svoris buvo viršijamas ir jautėsi jų įtampa, kai atidaro lagaminą ir nesupranta, ar man to reikia, to nereikia, gal šitą palikti reikia, tai tas jautėsi. Ir dar vienas, kas svarbus, buvo viena iš šeimų buvo pasiemusi šuniuką. Jie turėjo 2 šuniukus augino ir vieną tikrai nusprendė pasimti ir tai įtampa, kol oro uosto darbuotojai atsakė, kad taip jis gali skristi, tai tikrai jautėsi jų veiduose ir širdise, bet jų žodžiai buvo, mes pasitikim jumis. Mes tikim Dievu ir keliaujame naują gyvenimą.